kai jūs kas nors puola, atakuoja, muša, vienam visą laiką mahalinti sunkiau. Tai vat, kaip sakau, vienybėje jėga. Bet tikėtis, kad kažkas už jūs pačius jūs apgins, yra naivu, jeigu neturit bendraminčių. Tai dabar toks, kaip čia pasakyti, kvietimas palaikyti vieną žmogų. Daugelis iš jūsų, vis tiek mano kanalą bežiūrinčių, vienaip ar kitaip pažįstat ar žinot vyrą Mindaugą iš Vilčinskų giminės, kuris sugebėjo iš sistemos gniaužtų išplėšti savo sistemos pagrobtus vaikus. Bet tuo metu dar nebuvo padėtas taškas visame tame reikale, o tik daugtaškis. Ir stumdymaisi tie su sistema, gynyba tęsiasi. Tai vat 11 dieną šio mėnesio, 12 mėnesio 11 dieną, bus Kaune, nežinau dabar kokiam čia apylinkės ar apygardos, teisme parašysiu apraše ir valandą parašysiu. Kažkoks teismo posėdis, kuriame Mindaugas turės atstovinėti ir apginti savo teisės ir laisvės ir savo šeimynos, savo atžalų teisės ir laisvės. Tai vat kviečiu bent jau palaikyti morališkai atvykusi šitą teismo taip vadinamą posėdį, kuris galimai turėtų būti viešas. Tai vat savo buvimu kauniečiai ir aplinkui gyvenantis apylinkėse Kauno, ar kam nesunku. Kas turit laiko 11 dieną, būkit geri, atvykit, apraše nurodytų ten adresu ir palaikykit vyrą Mindaugą ir jo šeimyną nelengvame reikale ginantis nuo sistemos bespridėlų. Ne, čia neraginimas susirinkti kažkokį nesankcionuotą, bet kaip sakau, jeigu atviras viešas teismo posėdis, taip vadinamas, tai kas nori, tas turi teisę ten dalyvauti, kaip stebėtojai bent. Tai kviečiu prisijungti. Nežinau, ar man pačiam pavyks tą dieną iki Kauno nusitarabanėti, nes, kaip jūs patys žinot, judėjime ilgomis distancijomis esu suvaržytas. Policistai neteisėtai yra paėmę iš manęs vieną iš mano geležinių žirgų. Tai jeigu rasiu su kuo atvykti, pakeleivių kas nors paims, tai pasirodysiu ir aš. Bet nebūtinai turi būti, kaip sakant, host programai. Ir be manis turėtų būti ant žmonių, kam susirinkti ir palaikyti vyrą.